Sveiki. Sveiki. Labą dieną, Sauliau. Labą dieną. Nu, demonstruosit kokias nors skaidres? Girdite mane? Girdžiu. Kažką Aš rodysit, paprastai. bandysit šėrinti. Ai, nu va. Pasibandom gal tada. Robertas Vitkauskas yra jūsų kolega? Taip, jisai yra projekto vadovas, O Indrė? irgi mūsų. Puiku. Ir Mantas mūsų. Jo, matau, man tai pažįstu. Indrė, pasirodyk tu, kad atpažintų tave sekantį kartą. Bent iš balsų. Sauliau, pabandykime pasidalinti ekranvaizdžiu, gal kažkaip tai pavyktų susiderinti iki viešinimo. Labą dieną. Tai gerai, dėl to, kad vis tiek aš dalinsiuos, tai Robertai, mus girdite? Robertai. Nes aš suprantu operatorius. O jūs esate? Aš esu. Ai, tai jūs jau leidžiate šitą dalintis, ne? Jo, turėtų būti galima. O, man negalėjau, man neleido žodį pasakyti kol kas. Neleidžia žodį dalintis. Tai va, tai aš šiaip girdžiu, viskas tvarkoj. Man čia aš bandau screenshot, man išmeta, Indrė, gali prieiti? Dabar Sauliau, pabandykit, turėtų. Jo, dabar jo, pavyko. Matote? Taip. Tai čia yra byla visa, tai aš ją įrodysiu. Taip. Pažiūrėsim, kiek bus norinčių dalyvauti. Ką, turim dar vieną minutę. Manau, kad laukiam norinčių prisijungti ir tada galėsim pradėti. Taip, turime 16 valandų. Manau, kad galime pradėti projektinių pasiūlymų viešinimą. Trumpai pristatysiu. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Didelį būrį projektuotojų atstovų, taip pat ir kitų prisijungusių asmenų. Tai šiandieną bus viešinami daugiabučių gyvenamųjų namų Justiniškių gatvė 154 Vilniuje statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statytojas yra uždaroji akcinė bendrovė Centro sprendimai, o projektuotojas, parengęs projektinius pasiūlymus, kurie šiandien bus pristatomi, yra uždaroji akcinė bendrovė SP architektų grupė. Taip pat tarp prisijungusiųjų be manęs yra projektuotojų atstovai, tai yra architektas Saulius Pamerneckis, projekto vadovas, taip pat kiti architektai, kurie taip pat prisidėjo prie projektinių pasiūlymų rengimo. Tai
asmens duomenų apsaugos tikslais nesakysiu vardų ir pavardžių, nors projektiniuose pasiūlymuose nenuasmenintoje versijoje yra. Aš esu Donatas Lapinskas, atstovauju statytoją, tai kaip minėjau, centro sprendimus. Su manimi ir būsiu šio projektinių pasiūlymų viešinimo pirmininkas. Pranešėjas, taip pat su manimi yra Karolis Barkauskas, jisai bus projektinių pasiūlymų viešinimo sekretorius. Trumpai supažindinsiu dalyvaujančius su projektinių pasiūlymų viešinimo eiga. Tai visų pirma, paprašysiu projekto vadovo ir kitų architektų, jeigu pageidaus, paaiškinti pristatomo projekto sprendinius. Vėliau pereisim prie raštų gautų projektinių pasiūlymų dėl projekto apžvalgos ir galiausiai pereisime prie diskusijos, kur galima bus užduoti klausimus tiek žodžiu, tiek ir raštu. Tiesioginio susirašinėjimo skiltyje vadinamame čate išplatinau informaciją, tai yra Google Forms forma, kur prašysiu visų dalyvaujančių registruotis. Šios registracijos duomenys nebus atskleidžiami visuomeniai, jie bus nuasmeninami ir nenuasmeninta versija bus teikiama tik tai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kaip projektinius pasiūlymus tikrinančiai institucijai ir, aišku, vyriausiam architektui, ir jau laikinai einančiam vyriausio architekto pareigas, kuris taip pat turi atitinkamas teisės ir pareigas tikrinti, vertinti, pritarti arba nepritarti projektiniams pasiūlymams. Projektiniai pasiūlymai bus viešinami per Google, kaip jau matote, vaizdo konferencijų platformą, yra daromas garso įrašas. Tai atsižvelgiant į tai, prašysiu visų laikytis mano jau minėtos tvarkos. Tai yra pirmiausia išklausyti projektinių pasiūlymų sprendinius, vėliau išklausyti trumpą apžvalgą iš to, ką mes gavome raštu, klausimus, prašymus. Ir diskusijos metu visi galės pasisakyti norintys, pasisakymų laiko neribosime, atsakysime pagal galimybės. Jeigu tokios galimybės nebus iš tikrųjų ir matysime, kad klausimai ypatingai sudėtingi ir reikalaujantis kažkokio tiek teisinio, tiek ir specialių žinių, architektūrinių žinių, tai tiem asmenim, kurie užduos klausimus ir negaus atsakymų šiandien, sakysime raštu. Taip, projektinių pasiūlymų viešinimo protokolas, kaip žinote, bus parengtas per 3 darbo dienas po šio viešinimo. Atsakymai į klausimus raštu, kurie buvo užduoti iki projektinių pasiūlymų viešinimo pradžios, bus pateikti per 5 darbo dienas. Šių projektinių pasiūlymų viešinimas užtruks netrumpiau negu 1 valandą, vadinasi, per 1 valandą bus galima pateikti savo pasiūlymus tiek raštu, tiek ir žodžiu. Tai gal būtų tiek po pristatymo pradžios ir organizavimo. Todėl, netimdamas daugiau laiko, architekto ir projekto vadovo prašysiu pristatyti projektinių pasiūlymų sprendinius. Labą dieną, esu Saulius Pamerneckis. Mūsų biuras SP architektų grupė parengė projektinius pasiūlymus daugiabučių gyvenamųjų namų Justiniškių 154 Vilniuje sprendinius. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad šis projektas buvo pristatytas, prieš pradedant visą pristatymą, buvo pristatytas Vilniaus ekspertų, architektų, urbanistų tarybai. Tai buvo prašoma išduotose projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, kadangi sklypas yra, ne sklypas, o yra būtent virš 10 000 kvadratų antžeminė dalis, tai yra pagal miesto tvarką nustatyta, reikalinga sprendinius pristatyti ekspertų tarybai Vilniaus miesto arba Vilniaus architektų rūmų ekspertų ratui. Taigi, tai pradedant kalbėti, tai gal pradžioj trumpa būtų įžanga nuo išeities duomenų, tai situacijos schema. Mūsų pristatymas susidėtų iš tokios analizės urbanistinės pirma dalis. Tai yra būtent pabandėme pagrįsti savo sprendinius per mūsų turinės erdvinės kompozicijos integravimas į gretimas teritorijas. Pabandėm panagrinėti ypatumus tų gretimų teritorijų, tai visą tą mes pateiksime ir trumpai pakomentuosime. Taigi, tai jūs matote, reiškia, nagrinėjimas sklypas randasi netoli vakarinio aplinkkelio ir Justiniškių gatvės. Šiuo metu sklype statinių yra tik tai esamas
kaimo sodybos tipo pastatas, kuris nėra įtrauktas į jokius saugotinus sąrašus, tai teritorija, galim sakyti, kad neurbanizuota ir neužstatyta. Čia vat ir pademonstruosime, reiškia, mūsų sklypą, tai vat sklype yra sodybinio tipo pastatas vienas. Pietinėje pusėje šiuo metu yra, vat, kur matote, yra 2 sklypai, tai yra jau statomi daugiabučiai pastatai, 5-6 aukštų. Šiaurinėje pusėje yra prekybos centras. Taip pat vakarinė pusė ribojasi su Pavilionių gatve, šiaurinė su Girdlaukio gatve ir Gildeikių gatvė šiuo metu jinai yra tokia neišvystyta, bet ateityje numatoma, reiškia, irgi rengti ir atsiras, reiškia, turės savo gatvės statusą. Iš tų gretimų teritorijų, kas mums buvo svarbu, tai buvo svarbu įvertinti, kad rytinėje, pietrytinėje teritorijos nagrinėjamos dalyje yra parkas, kurį savivaldybė yra parengusi takų sistemos išdėstymą, dar kažkokių tai rimtų investicinių planų čia nėra, bet yra numatyta, kad tai yra žalia zona, kuri tarnaus visam šiam rajonui. Taip pat iš tų gretimybių, matyt, čia reiktų paminėti, kad buvę metaliniai garažai, kurie dabar yra demontuoti, tai ta teritorija irgi bus vystoma ir matyt bus sprendžiami šie sklypų užstatymai, projektuojant komercinės gyvenamosios paskirties pastatus. Čia yra padaryta fotofiksacija iš aukštesnių taškų, tai čia, kaip ir minėjau, matosi reiškia tas parkas, gretimos teritorijos yra statytos ir pakankamai intensyviai. Aukštingumas aplinkinėse teritorijose, kaip matote, yra virš 5 aukštų, 7 ir iki 9 yra ir aukštinio tipo pastatų vakarinėje teritorijos dalyje. Taigi teritorija yra, apart pačio sklypo, jinai aplinkinė yra pakankamai urbanizuota. Dabar pagrindiniai tie vadinamos tos gairės, pagal ką mes parinkinėjom savo sklypo reglamentus, tai reiškia vadovavomės miesto bendruoju planu, kur yra, reiškia, čia yra paryškinta, kad yra vyraujantis foninis užstatymas 5 aukštų, didžiausias leistinas 9, didžiausias leistinas aukštis nuo žemės paviršiaus 35, užstatymo tipas perimetrinis ir gali būti kitokio tipo, intensyvumas 1,2, didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis 40. Ir nelaidžių dangų kiekis irgi turėtų būti 40%. Dabar teritorijos naudojimo tipas, tai yra daugiabučių gyvenamųjų namų teritorija. Tai bendrojo plano sprendime mes kažkokių tai neturime didelių prieštaravimų, bet to reikia paminėti, kad šitas sklypas 22 metais buvo šiam sklypui padarytas detalus planas, kur buvo patikslinti parametrai visi užstatymo pagrindiniai, išskirtos ir vidutinės zonos, pravažiavimai. Tai labai neįsiveliant į tos skaičiukus, tiesiog noriu pasakyti, kad mes šito dokumentu vadovaudamiesi ir buvo parengti mūsų projektiniai pasiūlymai su visais parametrais ir mes tos parametrus pilnai įvykdėme, kažkokių tai viršytų rodiklių sprendiniuose nėra. Kaip ir minėjau, miestas buvo išdavęs mums projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, ko vadovaudamiesi šito dokumentu mes parengėm tos projektinius pasiūlymus, tai ten yra aprašyta pagrindiniai tie miesto pageidavimai, pagrįsti per urbanistinę analizę sprendinių integralumą į gretimas teritorijas ir panašiai. Tai, ta prasme, gal aš irgi čia paeiliui to neskaitysiu, bet tie sprendiniai
kuriuos mes teikiame, jie atitinka tą užduotį, kuri pateikia mūsų miesto savivaldybė. Dabar einant prie urbanistinės analizės, tai mes panagrinėjame, koks tos teritorijos aplinkinės yra užstatymas vyraujantis aplinkui mūsų sklypą, tai čia yra vyraujantis užstatymas yra 5 aukštai. Pagal spalvą matote, toliau yra panagrinėjom, koks yra užstatymo intensyvumas, tai jisai yra nuo 0,9 iki 1,2, taip pat pastato aukštis metrais, koks didžiausias leistinas, tai 35 metrų nuo 23, tankumas tai yra nuo 31 iki 40% ir aukštų skaičius nuo 6 iki 9, čia yra raudonas spalva, kas yra leistina. Tai mes tos parametrus neviršijam, o daugumoje atveju ir nepasiekėm net, nes pas mus sprendiniuose, kurie yra pateikti, tai vyraujantis užstatymas yra 5 aukštai, nors yra leistina ir 6 aukštai, tai yra tik tai vienoje vietoje, paskui parodysiu, kurioje mes esame sankryžoje kėlę aukštingumą, pabrėžiant tą kampinį gatvių užstatymą. Taip, tai dabar taip pat noriu pateikti, kad mes nagrinėjom ir pagal bendrą planą mūsų teritoriją, reiškia, pagrindinis sklypas jis nepapuola į gamtinius karkasus, yra tik dalis yra teritorijos, kurios tenai yra pagal tai išskaičiuota, kad turėtų būti padidintas želdynų plotas iki 32, ką mes tai įvykdom. Tai tie parametrai yra išlaikomi, taip pat buvo padaryta kraštovaizdžio pagrindiniai elementai, kurie formuoja kraštovaizdį esamą ir kaip mes su savo naujais tūriais prisitaikom prie to kraštovaizdžio. Tai su pirma, tai yra aiškiai Pavilionių gatvės suformuotas dalyje perimetras. Mes tą užstatymo liniją irgi išlaikome. Taip pat pratęsiam Grigalaukio gatvės, reiškia, irgi perimetrinį gatvės užstatymą. Jis nėra toksai kietas reguliarus, bet šiuo atveju jis yra logiškas, kadangi dabar čia yra Grigalaukio gatvės, kur yra užstatyti pastatai, jie yra pakankamai aiškiai užstatomi perimetriniu principu. Padarėme tokį teritorijos pjūvį, pasitikrinti mūsų esamų tūrių, reiškia, aukštingumą. Ir kaip minėjau, kad mūsų tūriai yra 4-5 aukštai dominuoja. Ir vienam kampe, tai yra šiaurės vakarų prie sankryžos Pavilionių ir Galaukio kampas yra pabrėžę urbanistinį gatvės užstatymo kaip svarbą tokią. Mes iškeliam tą vieną aukštą, padarom 6 aukštų. Aš jau minėjau apie kultūros paveldo tą aspektą, kadangi tas namas yra, reiškia, senos statybos, bet tai buvo atlikta analizė, jis tai niekur nėra įtrauktas į kaip saugotinus statinius, dėl to jisai bus demontuojamas, nebus saugomas. Kalbant apie morfologiją, tai iš tikrųjų toj teritorijoje tokio nėra dar susikloščiusio griežto kažkokio tai morfologinio tipo, bet mūsų manymų, kad tas toksai gatvės formavimas su vidiniu kiemų erdvėmis, kas visgi yra jau čia tos užuomazgos, tai yra priimtinas gyvenamųjų daugiabučių namų kompoziciniam principui, kur yra aiškiai išreikšta privati erdvė, gatvės erdvė ir aiškiai formuojami šiauždari vidiniai kiemai, kurie yra privatus ir ten yra skirta jau gyventojų. Toliau dėl turinės erdvinės kompozicijos, tai čia iš tos morfologijos tą turinę erdvinę kompoziciją ir išsivystė. Tai čia yra, vadinkim, tas molio gabalas maksimalus pagal sklypo detalų planą, kurį mes galime atstatyti. Tad mes supratom, kad turi atsirasti vis tiek kvartalo dydis turi turėti tam tikrą dydį,
turi atsirasti kažkokie tai praėjimai, tai jisai jau natūraliai skelia kvartalą į tokius 2 pokvartalius ir jau tada tose pokvartaliuose formuojama, reiškia, iš tam tikrų korpusų, reiškia, kompozicijos, kur atsiranda vidiniai kiemai, atsiranda plyšiai, kad jie turi kažkokį tai dalinį prašviečiamumą ir atsiranda zonos, kurios yra skiriamos, reiškia, tik gyventojams, maksimaliai išnaudojama būtent gyventojams, nėra automobilių zonos, nes automobiliai yra visi numatomi žeminiam parke. Dėl to kvarterinė ta zona yra, reiškia, laisvinta žalumoms ir gyventojams. Čia, matyt, irgi mes pasikartosime, tai yra tas pjūvis, tai yra esamų pastatų gretimų pastatų, reiškia, altitudės ir būtent yra mūsų sklype siūlomos pastatų aukštis. Vienas iš tokių integralumo aspektų tai yra vizualinių ryšių ir akcentų atsiradimas naujai formuojamuose teritorijose, tai padarius analizę, kaip ir minėjau, tas būtent 6 aukštų tūris ir atsirado, tai yra būtent sankryžoj, kuris yra gerai suvokiamas iš tolimesnių perspektyvų, pabrėžiant Perkūnkiemio gatvės perspektyvą, uždarantis tūris, reiškia, jisai yra pakeltas. Tai šitie dalykai, jie tokį duoda, kaip ir sankryžos akcentavimas, svarbą pabrėžiant. Taip pat buvo padaryta želdinių tyrimų analizė, tai ta prasme, kad čia yra, kadangi parkas gretimas prie mūsų teritorijos, tai tas pasiekiamumas želdinių didelių yra. Čia, kaip minėjau, savivaldybė šitame parke buvo parengusi tokius projektinius pasiūlymus, kur atsiranda kažkaip pėsčiųjų takai, ten ypatingų kažkokių tai statinių neatsiranda, bet darydami savo projektinius pasiūlymus mes tai įsivertiname ir dėl to buvo išskirtas net sklype servitutas, kaip matote, kad iš gretimų teritorijų žmonės galėtų per tą servitutą papulti į tą dabar tokį dar laukinį, bet ateityje kažkokį tai sukultūrintą parką. Tai tą mes irgi įsivertiname, kad žmonės galėtų judėti be jokių trukdžių iš gretimų teritorijų. Ir kartu tie patys žmonės iš to pačio kvartalo, kurį mes projektuojam, irgi galėtų tą parką ateiti. Taip pat buvo padaryta transporto analizė, įvertintos transporto srautai. Pagal jos buvo detaliojo plano metu fiksuoti įvažiavimą, išvažiavimą į sklypą. Tai mes vadovavomės būtent detaliojo plano numatytais įvažiavimais ir jų vietomis, įvertinant gatvių kategorijas ir atsižvelgiant į atstumus iki sankryžų. Taip pat buvo svarbu pasinagrinėti pėsčiųjų bei dviračių priemonių judėjimo trajektorijas, reiškia, kur galėtų judėti. Ir mes tais sprendiniais tenai neužkertam kažkokių jau susikloščiusių judėjimo trasų. Tai mūsų manymu mes pakankamai sklandžiai įsikomponuojam į esamą ir projektuojamas gatvės bei numatytais judėjimais tiek dviračių, tiek autotransporto priemonių. Čia šiuo atveju mes rodome būtent transporto, tai automobilių judėjimą, o čia be motorių transporto priemonių, čia būtent jau ta dviračių takų, reiškia, judėjimo sprendiniai, tai yra esami tos raudonos, reiškia, linijos, tai rodo, kur yra esamas dviračių takai, jie tokie yra kažkam atkarpom padaryti, matyt, čia vystant teritorijas buvo prašoma vystytojų tos atkarpas įrengti, tai kaip matote, reiškia, tos atkarpos kažkada susijungs ir jos turės tą vientisumą. Tai
Tai tokie sprendiniai yra numatyti šalia mūsų kvartalo, bendramiestiniai dviračių takai. Nu, čia dar sugrįžtant, čia yra dar būtent jau ne dviračių, o pėsčiųjų takai, tai čia gal kreipčiau dėmesį, kad tas pėsčiųjų takas per servitutą yra numatytas, kuri suteikia galimybę žmonėms laisvai judėti ir patekti į šitą žalią parko teritoriją. Socialinės analizės aplinkos aspektai yra pakankamai čia nemažai tiek mokymo, tiek darželių įstaigų, tai čia ir dabar neseniai vykę konkursai, mokyklų naujų atsiradimas, tai tas būtent radiusas, kuris turėtų, reiškia, užtikrinti aiškumą nuo naujai projektuojamų daugiabučių namų, jisai yra išpildomas. Ir mes tuo pabaigsim, matyt, kas liečia urbanistinę analizę ir matyt dabar pereisim prie erdvinio modelio. Tai čia mes tiesiog pabandėm jau tos tūrius sudėti, įvertinę tos teritorijos irgi ne tik tai kažkokius tai funkcinius vizualinius ryšius, bet ir turinius. Čia, kur matote, yra pilnai pažymėti tie tūriai, tai čia yra parengti detalieji planai. Arba ir numatyti, reiškia, tam tikri parametrai, tai čia nėra, kad įsivaizduot, kad čia yra tas jau pastatas, čia tiesiog yra sklype galimi parametrai, aukščio ir galimybės užstatyti tą sklypą. Tai jie matyt kažkaip tai, kai bus daromi konkretus projektai, jie keisis, bet pavyzdžiui, pats principas užstatymo, reiškia, kažkokios ribos, aukštingumas, jisai bus išliekamas. Paprastai mes į tuos dalykus, kad ir nėra tų tūrių, mes bandom analizuoti situaciją, kaip būtų, jeigu jie atsirastų. Tai čia irgi padaryti tokia analizė, grynai tūrių. Nu ir čia yra pateikiamos tos tūrinių kompozicijų, reiškia, maketas. Tai geltona spalva tai yra mūsų nagrinėjimo sklypo tūriai, tamsiai pilka perspektyvai numatyti tūriai, pagal vienokius ar kitokius ten planavimo dokumentus, tiek bendro planą, tiek sklypų, nes ne visi sklypai čia turi detalųjį planą. Ir čia šviesiai pilka spalva, tai yra esami tūriai. Tai čia buvo padarytas maketas, kuris reiškia, demonstravo tą analizę ir tūrių atsiradimą. Čia pirmam makete, jeigu matote, tai ta teritorija yra tuo metu neužstatyta, o sekančiose nuotraukose jau čia yra pagal tam tikrus planavimo dokumentus yra dėti tokie menami tūriai, kurie vienokie ar kitokie turėtų tokie atsirasti. Na ir čia yra dabar įdėta projekto vizualizacija, tai yra įdėta sakiau, dar neurbanizuota teritorija, tai čia tie visi ir laukiai, laikų bėgant, čia kur yra tie buvę parkingai, ne parkingai, o garažai metaliniai statomi. Tai dabar perinam jau prie konkretesnių sprendinių, tai kas liečia jau mūsų sprendinius, tai čia yra pateikiamas genplanas su pastatų kontūrais, pėsčiųjų takais, apželdintom zonom. Tai, kaip minėjau, yra numatyti du patekimai į sklypą, kurie tiesiai iš gatvių papuola į pantūzus, kurie leidžiasi į požeminį parką. Tai tie visi įvažiavimai, jų pločiai parametrai buvo, kadangi nagrinėta, reiškia, transportinė dalis, paimti iš detalaus planų sklypo, mes jų nieko nekoregavom, neskundėm. Kas atkreiptina gal genplaną žiūrim, kad mes čia, kaip ir minėjau, paliekame tokias žalias erdves, kurios tokios daugiau gali būti tų gyventojų tiek vieno, reiškia, vieno statinio tiek kito, ir kiekvienas tas dar statinys turi savyje
vidaus tokį pusiau uždarą kiemą, kur jau čia yra tik tai skirta tiem gyventojams. Čia toj tokioj bendroje erdvėje numatomos sporto aikštynai, ten jaunimo zonos aikštynai, kurie pritaikyti. Reikia paminėti, paskiau planuose gal matytis, kad palei gatves, šias didžiąsias gatves yra numatyta pirmose aukštuose visur komercinės patalpos. Tai yra tiek miesto praktinių pasiūlymų rengimo užduotį yra numatyti. Buvo ne tai, kad pageidauta, bet buvo pasakyta, kad numatyti galimybę atsirastom patalpom, tai reiškia, kad patalpos turėtų būti ne žemesnės 3 metrų aukščio pirmose aukštuose. Tą mes ir padarėm tą galimybę. Tai čia priklausys jau nuo ateities, kaip čia dirbs verslininkai, veršis nesivers, bet ta galimybė yra numatyta būtent nuo Pavilionių gatvės ir Grigalaukio gatvės. Čia mes dar įdėjom, reiškia, jau savo konkrečių tūrių, reiškia, siluetinį vaizdą, tai čia gal atkreipsiu dėmesį, kad irgi bandėme ant siluetui komplekso suteikti tokį nenuobodžią vientisą liniją, kur liktai tam rajone yra būdinga, bet mums pasirodė, kad galėtų atsirasti žaismingumo ir kad tie namai, jie tokie, reiškia, nuo 1 aukšto peršoka į 4, į 5, ta prasme, kad tai yra tokia kažkokia pulsacija, kas įneštų tai visai teritorijai tam tikro žaismingumo. Tai va, tai dabar konkrečiai perėsiu prie grafinės dalies, tai yra požeminė dalis, tai yra parkingas, kaip ir minėjau, tas mūsų statinys susideda iš 2 pastatų, iš pastato A ir pastato B. Sklype jie yra numatyti, kad gali būti vystomi ir vienas ir kitas pastatas nepriklausomai vienas nuo kito, tai yra savarankiški važiavimai į požeminį parkingą. A, jau savarankiškas važiavimas pastatą B. Dabar šitos spalvos, kur sudėliotas, tai yra gaisriniai skyriai, tai tiesiog pravažiavimai, tai jie gal daugiau yra, kad suvokti, kad tas parkingas dalinsis į tos atskirus tokius dar gaisrinius skyrius. Čia dėl grožio. Va, čia tada yra pateikiamas pirmo etapo, kaip aš sakiau, pastato A, reiškia, pirmo aukšto planas ir kaip minėjau, nuo Pavilionių gatvės čia visur yra numatyta, yra komercinės patalpos, kur šiuo metu mes tik tai numatome kaip po erdvę su mazgų blokų ir pagalbiniam patalpom, o ten tas jų visas vidaus išplanavimas, jos čia gali gal apsijungti, dabar sunku yra prognozuoti. Taip pat yra numatomas toksai Romos patekimas ir nuo Pavilionių gatvės į kiemą, kad nereikėtų ratais vaikščioti. Tai. O patys pastatai tai yra sekcijos, tos sekcijos yra tokios, nėra taisyklingi kvadratai, jos yra netaisyklingi pačiakampiniai kvadratai. Bet yra laiptinės, yra liftai, tas numatyti. Čia yra aukštas, tai būtų nomenklatūra pakankamai yra įvairi, pradedant nuo 1 ir baigiant 4 kambariais. Daug pabrėžimų. Ir čia yra tas 6 aukštas, prie sankryžos, kaip minėjau, ta dalis yra mūsų manymu labiau pabrėžiama, kadangi yra prie sankryžos. Čia yra pjūvis. Pjūvis čia yra parodomas, mes neviršėjom tų reglamentų nustatytų altitudžių pastato. Fasadam yra naudojama tinko klinkerio apdaila, prasme, kad tie korpusai kažkiek tai vienas nuo kito dar per savo medžiagiškumą atsiskirtų. Tai va. Čia yra fasadai, aš gal irgi labai smulkiai, daugiau nelabai ką dabar pakomentuoti, kiekvienas butas turi balkoną. Ir čia yra dabar pastatas, antras etapas, pastatas B, ten grubiai ne B, gal čia yra D korpusai. Tai yra tas antro etapo pastatas, kur
Principo irgi jau yra pirmuose aukštuose numatomos komercinės patalpos, yra įvažiavimas pažeminį aukštą, kur yra parkingas ir vidinis kiemas su žaidimo zonom, apželdinimu. Nu, čia gal irgi prabėgsiu per tuos planus daug neanalizuojant, tai irgi padarytas pjūvis, kad suvokti reiškia. Taip pat tai visai fasado apdailai siūlome tinką, linkerį. Nu, čia jau yra pateikiamos vizualizacijos. Kaip ir minėjau, tas yra linkeris galėtų atsirasti ant šitų fasadų, kur yra tūriai, reiškia, labiau išreikšti, o kiti tūriai yra tinkuojami su tam tikra balkonų grafika, kuri irgi liktai duoda tą įvaizdį, kad tai nėra, ne tai, kad duoda, ko gero, tai buvo siekta mūsų, kad nepaimti vieną tipinį kažkokį tai bloką, sekciją tipinę ir tiesiog jas jungti ir iš jų daryti tą visą, vadinkim, kompoziciją. Tai buvo nueita mūsų kitų kelių, mes kaip tik sąmoningai stengiamės, kad atsirastų tokios įvairovės ir kad tas tipiškumas sekcijų dingtų. Tai dėl to ir aukščiai skiriasi ir planinė struktūra, tos sekcijos yra skirtinga viena nuo kitos. Čia yra, reiškia, iš Gildeikių gatvės vaizdas. Čia yra iš Pavilionių, bet ne iš sankryžos, čia yra atvažiuojant, mes matom. Ir čia yra rodikliai, tai tie rodikliai, nu, aš galėčiau gal viską vardinti, bet tiesiog ta medžiaga buvo, tai, nu, gal galėčiau tiesiog paminėti tokį dalyką, dėl būtų bendro skaičiaus, tai matote, pas mus yra pirmas etapas, antras etapas, kuris susideda iš korpuso A, B, C, D. Tai bendrai imant jau visos sklypo, tai bendras būtų skaičius yra 225, bendras automobilių skaičius yra 185, iš kurių yra bendras komercinių patalpų plotas 761,09. Tranžeminės dalies plotas yra 11,9. Dabar skaičiuojant automobilius pagal miesto reiškia pateiktą schemą, ši teritorija turi koeficientą 0,75. Tai skaičiuojant pagal tuos galiojančius reikalavimus, tai mes įvykdome automobilių kiekį ir dar turime rezervę 8 automobilių. Tai tiesiog tos reikalavimus keliamus laiko. Tai nežinau, tai turbūt tas pristatymas būtų toks. Dabar lauksim šių klausimų. Taip, tai ačiū už sprendinių pristatymą. Savo ruožtu norėčiau pažymėti, kad buvo gautas vienas dokumentas, tai yra vienas raštų pasiūlymas dėl projekto. Jisai buvo atsiųstas fizinio asmens. Jo vardo ir pavardės neminėsiu, tačiau kadangi statybos techninis reglamentas statinio projektavimas projekto ekspertizė įpareigoja daryti tokią apžvalgą, tai aš pagarsinsiu pasiūlymą. Pareiškėjas teigia, kad Pavilonių ir Grigalaukio gatvės pusėse siūlo šaligatvius pertvarkyti pagal pridedamą schemą. Schema yra pridėta prie laiško. Esmė čia yra pėsčiųjų takus atskirti nuo esamų ir projektuojamų dviračių takų ir vietoje to, kad jie būtų dubliuoti, juos sujungti ir projektuoti prie pastatų. Taip pagrindinį pėsčiųjų srautą nukreipiant nuo sankryžų ir toliau nuo gatvių iki pastatų ir komercinių pastatų. Tokie pakeitimai, pareiškėjo teigimu, leistų padidinti pėsčiųjų takų plotį, įrengti daugiau želdynų, sukurti aiškesnės viešąsias erdves, daugiau vietos kavinių staliukams. Toks pasiūlymas taip pat atitinka Vilniaus patvirtintą gatvių standartą, kuriame nurodoma, kad pėsčiųjų ir dviračių takai turėtų būti atskirti želdynais.
dalis būsimų želdynų atsidurtų už sklypo ribos, bet kartu su savivaldybė turėtų būti įmanoma tai įgyvendinti. Tokie pakeitimai taip pat turėtų būti aktualūs statytojai, padidinant pėsčiųjų srautą, palei komercinės patalpas būtų padidinta jų vertė. Iš tikrųjų labai dėkoju už labai konstruktyvų ir labai, manau, kad pagrįstą pasiūlymą, nors atsakysime pareiškėjui raštu. Tačiau manyčiau, kad tikrai negalima jo atmesti ir atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra būtent numatanti pėsčiųjų ir dviračių tinklo plėtrą Vilniaus mieste, tai tiek techninio projekto rengimo metu, tiek matyti ir bendraujant su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, ypatingai infrastruktūros komisijoje, bus galima aptarti ir tikrai atsižvelgti į šitas pastabas arba šį pasiūlymą, kuris yra išdėstytas. Pats atstovaudamas statytoją manyčiau, kad tikrai negalime jo atmesti kaip po tokio ir manau, kad techninio projekto rengimo metu vis dėlto reikėtų diskutuoti pagal pasiūlymą išdėstytus aspektus ir aš manau, kad tiek statytojas, tiek projektuotojas tai padarys. Nebent architektą turit kažkuo tai mane papildyti. Nu, aš galėčiau papildyti, iš tikrųjų, tas pasiūlymas yra tikrai logiškas, jeigu matot mano ranką, ne, matote ekraną? Neišgirdome šiek tiek, gal mikrofoną arčiau. Ačiū. Pasiūlymas pateiktas yra logiškas ir aš dabar ekrane rodau tą prie Pavilionių gatvės rankutę tokią. Taip. Matote. Tai, kad būtų aiškiau, tai esmė yra tame, mes dabar liktai darome du šaligatvius. Vienas yra už sklypo ribos, taip yra bendramiestinis, o kitas jau yra mūsų sklypo ribose palei pastatą. Tai yra siūlymas tą bendramiestinį šaligatvį priglausti, daryti platesnį prie pastato, o tą zoną vietoj jo padaryti žalią. Tai yra labai logiškai, bet čia yra vienas toks niuansas, kur gaunasi taip, kad bendramiestinis šaligatvis atsiranda privačiame sklype. Ir tada iškyla visokie tie keblumai, tai kas valys tą reiškia šaligatvį, nuosavybė lygtai jau yra ne miesto, tada lygtai čia reikia išskirti servitutus. Nu, vienu žodžiu, pati idėja yra visa teisingai, ta prasme, jinai logiška ir čia iš to išloštų, bet tada turėtų kažkaip tai šiuo ar kitu atveju, kituose matitobėtuose irgi pasitaiko, miestas turėtų kažkokį turėti mechanizmą, kaip tą dalyką įgyvendinti. Tai vienintelis toks mano pastebėjimas. Ačiū. Taip, toliau raštų pasiūlymų negauta. Tai prašysiu visų norinčių pateikti savo pasiūlymus, klausimus, pritarimus, nepritarimus žodžiu arba čate, tiesioginio susirašinėjimo skiltyje Zoom platformos. Mes turim dar 20 minučių grubiai laiko šių projektinių pasiūlymų viešinimui, tai yra mažiausias laikas galimas, tačiau jeigu bus klausimų, iš tikrųjų, tai tikrai nesiorientuosime į valandą ir išklausysime neribojant pasisakymų laiko ar nestabdant. Tai prisijungusiu prašau pateikti savo pasiūlymus. Taip, matyt, kad nebus, kadangi niekas nei kelia ranką, nei rašo. Todėl manau, kad liksime šiame viešinimo lange. Norintys galės tai padaryti, iš tikrųjų visą laiką būsime čia ir pateikti savo pasiūlymus, o mes bandysime sureaguoti ir atsakyti. Tai tikrai turime dar laiko 20 minučių kaip minimum, o jeigu reikės, tai ir daugiau.
Taip, tai gavome paklausimą raštu į tiesioginio susirašinėjimo skiltį, tai aš jį perskaitysiu. Taip, pareiškėja teigia, kad pastebėjo, jog neturime galutinio suprojektuoto vaizdo vaikų žaidimų ir sporto aikštelėse, kadangi yra iš įmonės atitinkamos ir dirba būtent su tokiamis erdvėmis, nori sužinoti, į ką gali kreipti dėl tolimesnio bendradarbiavimo šioje zonoje. Tai informacija ši bus pateikta tiek statytojai, ir projektuotojas tai matys, tai aš manau, kad jeigu būtų įdomu, tai tikrai susisieks statytojų atstovai, centro sprendimai ir bus galima aptarti atitinkamus klausimus. O dėl sprendinių, tai tiesiog šitoj stadijoje mes nedetalizuojame, mes tik tai paimam tą kvadratūrą, kurie yra keliama ST reikalavimų ir ją tiesiog užnešam. Tai ta prasme, kad sunku dabar būtų atsakyti, kas tik tai bus. Jo, iš kitos pusės klausimas, kadangi yra susijęs daugiau mažiau su išpildymu, sakykime, konkretizavimu ir detalizacija, kuri greičiausiai bus vėliau jau po projektinių pasiūlymų, tai manyčiau, kad tikrai perduosime kontaktus, perduosime informaciją, tik tai prašysiu pareiškėjos, jeigu dar... Matau, kad yra užsiregistravusi, tai matome jos kontaktinius duomenis, tikrai statytojas priiminės atitinkamus sprendimus, jeigu priims, tai būtinai susisieks.
Tai yra 5 valandos 17 valandų 0 minučių. Tai yra praėjusi valanda nuo viešinimo pradžios, pradėjome 4 valandą, dabar yra 5. Viešinimo metu buvo gautas vienas pasiūlymas, jisai buvo perskaitytas, pakomentuotas, atsakyta. Kadangi daugiau pasiūlymų nei raštu, nei žodžiu nėra pareikšta, todėl laikysiu, kad šių projektinių pasiūlymų viešinimas yra baigiamas. Dėkuoju visiems susirinkusiems, kaip ir minėjau, yra 17 valandų lygiai, valanda nuo viešinimo pradžios. Ačiū visiems susirinkusiems ir gerą vakarą. Viso gero. Gerą. Viso, gražaus vakaro.